Sveiki, gerbiami profsąjungos nariai, atominės elektrinės darbuotojai. Šią savaitę, kaip niekad, didelis informacijos srautas. Savo ruožtu mūsų profesinė sąjunga parengė atsakymą darbdaviui į jau 3 raštus, sakyčiau, su priekaištais, su reikalavimu patvirtinti arba paneigti informaciją, kuri buvo patalpinta birželio 16-18 dienomis. Tai mes parengėm oficialų atsakymą, o šiandien norėčiau pažymėti, kad darbdavys taip konkrečiai ir nesuformulavo būtent ką patvirtinti arba paneigti. Konkrečiai tik tai vardijo temas, bet kadangi mes tikrai labai vertiname socialinį dialogą, gerbėme darbdavio reputaciją, tai nemažiau svarbu negu mums. Tai todėl iš pagarbos socialiniam dialogui ir mūsų darbdaviui, tai tiesiog pabandysiu matyti šios dienos aktualijas ties kelių temų ir pasakyti, tai bus teisingiausia. Taigi, aišku, struktūrinis pokytis, apšvitos dozės, pareigybinių instrukcijų šablonai, valstybinės kalbos mokėjimas. Visa tai žmonėm rūpi, vienaip ar kitaip liečia kiekvieną žmogų. Tai matome, kad mūsų įmoniai svarbu ir tai yra natūralu. Darbdaviui tai apšvitos dozės įmonė specifinė. Mes iškėlėm klausimą dėl apšvitos dozės padidėjimo 2024 metais. Pateikėm grafiką, kur matosi dinamika apšvitos dozės 19-24 metų. Mes jį taip pat patalpinsim mūsų tinklalapyje, kadangi tai yra viešai prieinama informacija. Tai mes tiesiog sudėliojam į vieną grafiką, kur labai matosi, kaip 19 metais iki 24 buvo planuotos apšvitos dozės, kolektyvinės dozės, koks buvo pasiektas faktas. Ir mes matom, kad 24 metais čia toks šuolis, mes niekada nesakėm, kad buvo viršyta kolektyvinė dozė, bet jinai buvo smarkiai padidėjusi. Kodėl? Ir darbdavys to nepaneigė, dar sakyčiau, kad tik tai patvirtino. Tai informacija, kuri yra paskelbta darbuotojams, tai buvo suplanuota 24 metais 430 milizivertų, pasiekta apie 562. Tai čia daugiau nei 30%. Tai kyla klausimas, ką profesinė sąjunga turi paneigti. Tai aiškumo dėliai mes kartoju teikiam grafiką, kur jūs patys pamatysit. Net kai buvo iškraunamas kuras 22 metais, tai nebuvo tokio šuolio. Tai kokiagi to priežastis, kaip mes matom? Mūsų profsąjunga, tai mes turim savo nuomonę, turim teisę ją turėti ir privalom ją turėti, atstovaudami ir gindami darbuotojus. Taigi pirma, tai matyt, kažkam buvo svarbu, taip sakant, uždėti varnelį, formaliai paukščiuką dėl išmontuotų tonų kiekių. Tačiau mes keliam klausimą kitaip. Ar nebuvo žmonės deginami veltui? Ką aš turėjau omeny? Kad iš 4 išmontavimo procesų, kaip žinot, išmontavimas, dezaktyvavimas, smulkinimas, pakavimas, tai buvo atliktas tik tai vienas. Tai čia lygiai taip pat, kai vienas padalinys pagamina 100 kairės rankos pirštinių, kitas 1000, tai išdavoj tai rezultatas, kiek mes porų pirštinių turim, irgi ne 1000, o 100. Tai čia lygiai taip pat. Tai mes todėl keliam klausimą, ar nebuvo žmonės deginami veltui. Tai žmonės dirbdami radiacijos sąlygom turėjo dirbti savaitgalį. Ne 5 dienų, o 6 dienų savaitę.
ir vardan ko. Tai mes tai išvelgiam nepakankamai gerą, švelniai tariant, darbo organizavimą. Kitas dalykas, priežastys, tai žmonių trūkumas. Darbuotojų trūkumas. Ir mes matom, kad ta problema, kur mes kėlėm dar prieš kelis metus, kad ir Europos komisijos atstovai, tarp kitko, dar prieš 3 ar 4 metus buvom susitikę, tai jie išgirdė mūsų argumentus, tai tame mūsų posėdėje dalyvavo ir ministerijos atstovė, ir mūsų įmonės vadovai, ir Europos komisijos atstovai, tai pasakė aiškiai, tai mes matom, kad pas jūs yra, jeigu problema su managementu, su menedžmento vadovais, tai mes galim jum atsiųsti juos iš Europos komisijos, jeigu yra tokia problema. Kadangi jau matom, kad dirbti tai žmonės sunkiai sekasi pritraukti, 28 skelbimai. Nesiseka įmonei pritraukti paprastų darbuotojų specialistų. Tačiau vieno vadovo pareigom čia labai ryškus pavyzdys. 47 žmonės į vieną vietą. Tai vadinasi, labai jau motyvuoja ir atlyginimas motyvuoja darbo sąlygos. Kodėl nesugeba įmonė pritraukti, tai tos žmonės, kurie tiesiogiai įtakoja įmonės veiklos sėkmę, įmonės rezultatyvumą. Ir labai keista, kad įmonė teigia, kad joks organizacinės struktūros pakeitimas to nesprendžia. Tada kam daryti tą organizacinės struktūros pokytį? Gera valdysena, gera praktika, čia tik bendri žodžiai. Mes prašom ir iš įmonės reikalaujam, parodykit konkretų veiksmų planą. Tikslas, užduotis. To šiai dienai nėra. Todėl mes ir sakom, informacija yra pateikiama rezervuotai. Modifikacijos aprašymo nėra. Priemonių plano nėra. Šiai dienai nėra pateikta. Tai mes nesakom, kad turim kištis į reguliatoriaus ar ministerijos ar darbdavio kompetenciją. Jokių būdų. Mums rūpi žmonės. O dėl žmonių yra neaiškumas. Tai mūsų buvo pasiūlymai ir išlieka labai yra konkretus. Klausimai lygiai taip pat yra konkretus. Tai kur palyginus su to, kokia informacija visuomet buvo teikiama, ir tai yra teisingai, kur matosi, kokios funkcijos pereina į kokius skyrių, kas atlieka, kas su žmonėmis. Tai šiai dienai labai daug tų neaiškumų. Dėl pareigybės šablono aprašymo, kaip nepavadinsi, tai čia klausimų taip pat nemažiau. Tai keičiant, bus žmonės informuojami ar bus prašomas sutikimas. Juk darbo kodeksas tai aiškiai nenustato, kad pareigybės aprašymas nėra darbo sutarties dalis. Mes prisilaikom pozicijos, kad pareigybės aprašymas, šablonas, tai yra darbo sutarties dalis dėl to, kad būtent šiame dokumente aprašytos darbuotojo funkcijos, ką jis konkrečiai daro. Tai vadinasi, tai neatsiejama darbo sutarties dalis. Teisus mes ar teisus darbdavys, tai gali nustatyti, matyt, darbo ginčių komisija arba teismas. Ir jeigu toks klausimas iškils, tai mes tikrai pasirengę ginti savo profesinės sąjungos narius. Žmonės kreipiasi, mes konsultuojam ir tikrai pasirengę ginti, jeigu prireiks. Lygiai taip pat situacija mes ko prašom ir aiškumo iš darbdavio, kad jeigu nesikeičia funkcijos, jeigu tik tai formaliai keičiamas šablonas kaip forma ir viskas, keičiasi ten, nežinau, pareigų pavadinimas, padalinio pavadinimas, tai neturėtų tuomet mažėti pareigybės vertinimo lygis, kadangi tai tiesiogiai įtakoja
bazinio atlyginimo darbo užmokesčio dydį peržiūrėjo. Tai šiandien mes neturim tam atsakymą. Nepateikti. Kitas klausimas - valstybinės kalbos mokėjimo kategorija. Tai reikia atskirti. Mes kalbam apie darbo santykių prizmę. Darbdaviui pateikėm konkrečius atsakymus, rekomendacijas iš darbo inspekcijos, iš valstybinės kalbos komisijos, kad turi būti sudarytas ir kaip pas mūsų gerą praktiką daug metų ir galioja toks įsakymas, kur aiškiai pagal mūsų įmonės etatų sąrašą, pagal pareigybės buvo nustatyti ir reikalavimai. Tai mes to ir prašom. Tai kitas dalykas, tai dėl išorinio atrankų. Mes prašom išorinės atrankas stabdyti. Tai mažiausiai nelogiška, kaip mes ir kėlėm klausimą dėl kompanionų, partnerių, tai visaip žmonės vadina tos pareigybės. Tai mes matėm išoriniam tinklalapyje, kad buvo paskelbta mažiausiai 8 pozicijų. Čia niekaip nepavadinsi 2. Išoriniai tinklalapyje 8 pozicijos partnerių ir tai yra iki dar patvirtinimo ir įgyvendinimo organizacinės struktūros. Tai mažiausiai nelogiška arba galiu įžvelgti manipuliaciją. Todėl mes ir iki šiol prašom stabdyti išorinės atrankas iki tol, kol bus pradėta įgyvendinti organizacinės struktūros pakeitimas. Ir mes matom, kad tokiam pavidale, kokia pateikta informacija, darbuotojam vidiniam tinklalapyje, mums profesiniai sąjungai, mes prisilaikom pozicijos, kad šiai dienai organizacinės struktūros pakeitimo projektas, jisai neparengtas nei tvirtinimui, nei įgyvendinimui. Ir jeigu jo nesiekiama išsaugoti kritinės žinias ir ne tik kritinės žinias, tiesiog žinias, tai nesiruošiame išsaugoti specialistus, darbuotojus, darbininkus, atsisakoma lengvų moto daug metų dirbusių specialistų vadovų. Jeigu mes matom, kad jau ne pirmą mėnesį nepavyksta įmonei pritraukti pakankamai operatorių, šaltkalvių, specialistų, tai kam tada orientuotas, į ką organizacinės struktūros pakeitimas, jeigu pagrindinis dalykas nėra sprendžiamas, nuo kurio priklauso įmonės sėkmė. Dar labiau, kad toks lengvabūdiškas požiūris, mūsų nuomonė, gali kelti ir riziką branduoliniai ir radiaciniai saugai. Be to, mes jaučiam, kad tokiais raštais, tokiais reikalavimais įmonė vietoj derybų vadovai užsiminėja spaudimu profesiniai sąjungai, mes taip vadiname, ir kišimusi į mūsų teisę dirbti laisvai ir savarankiškai pagal profesinių sąjungų įstatymą. Mes tik dirbam savo darbą, atstovaujam žmonės. Daryti mums spaudimą, kištis į mūsų reikalus nėra toleruotina. Mes taip pat žinom, kad stiprus vadovas, tai tam ir yra vadovas, ne viršininkas, o tikrai vadovas, kuris nori suvienyti kolektyvą, tai žino, kurioje vietoje reikėtų sustoti ir galų gale parodyti stiprybę ir pradėti bendradarbiauti, pradėti dialogą su profesinė sąjunga. Tai čia irgi yra vienas iš namų darbų. Dėl finansinės perspektyvos, dėl
Toliau sakau, nedidelių ambicijų, derantis dėl finansavimo. Tai mes pakalbėsim, kai pasibaigs konsultacijos. Irgi čia taip pašaržuosiu, gal labai įdomiai nuskambėjo komunikacija dėl paskutinio konsultacijų posėdžio, čia kaip ta paskutinė vakarėlė. Tai ką tai reiškia? Tai ar mes kalbam apie formales konsultacijas, ar visgi realias? Klausimų neaptartų dar aibė. Mūsų pasiūlymų taip pat mes kviečiam darbdavį visgi bendrai dirbti prie dokumentų. Mes šiandien eilinį raštą parašėm ar paprašėm, tai pasidalinkit, jeigu priemonių planą, jeigu jūs tokį turit. Mes neprašom derinti, mes prašom pateikti, kad mes galėtume teikti savo konstruktyvius, tikrai ir naudingus pasiūlymus darbdaviui. O tie pasiūlymai tam, kad ir įmonė veiktų sėkmingai, ir žmonės būtų motyvuojami dirbti toj įmonėj, o iš jos neišeiti. Taigi kartoju, stiprus, išmintingas vadovas, kuris išties siekia suvienyti, o ne skaldyti kolektyvą, tai jisai žino, kada reikia sustoti, o ne dejuoti, kad profesinė sąjunga kažkur skriaudžia. Neskriaudžiam. Mes tikrai neturim būti parankus. Mes neturim būti kišeninė profesinė sąjunga. Kitaip mes negalėsim atstovauti žmonės. O mūsų ambicija būtent tokia. Ir žmonės atstovauti, ir būti tikrai tvirta, gera socialinė partnerė mūsų darbdaviui. Tai šį kartą tiek ir laukiam gerų žinių iš mūsų vadovų. Ačiū.